Oh yeah. Taigi dabar jau ne live transliacija, jau ta prasme įrašas eina. Esmė tokia, kad live transliacijai patrukdė, nerado būdo, kaip atkirsti internetą dabar, tai atkirto elektrą. Kągi, jie moka kaip, mes irgi mokinamės, žiūrėsim, iki ko ištobulėsim, bet kuriuo atveju niekas taip geriau neverčia, nemotyvuoja tobulėti, kaip tie, kurie tau trukdo ir kurie tau kenkia. Taigi, esmė galbūt ne tame. Esmė tame, kad dabar dar kas buvo paruošta, bet kas nebuvo parodyta ir ištransliuota. Atsimenat, kaip Šimaitį policininkai užpuolė, ta prasme, aišku, ten galėjo būti surežisuotas teatras, galėjo būti ir nesurežisuotas teatras, čia niekas į tai atsakymų nežino, bet faktą, ką mes matome, tai už tai, kad žmogus norėjo kitokią nuomonę negu kad pedofilai ir pedikai išreikšti, policija ant jo užpuolė. Tai dabar pažiūrėkime kitą video, du tiksliau video, ir ta prasme palyginimui. Tai kaip ir įdomus toksai gaunasi reiškinukas. Štai šitas va video. Nieko nedaro. Nieko nedaro. Nieko nedaro. Labai, Niekit pedofilam! Pedofilai tenai! Dulkina jūsų vaikus per prievartą! Kodėl tai ne? Patinka, kad dulkina vaikus pedofilai kunigai? Ei! Kunigai pedofilai! Patinka, kad dulkina vaikus? Kodėl nedat per prievartą? Jo, nori dar kartą, nori gauti vieną gabalių? Nori dar vieną? Nori dar vieną? Tokios mamos, kad jinai veda vaikus pas pedofilus kunigus ir jinai palaiko pedofiliją. Kodėl jūs palaikot pedofiliją? Kodėl? Kodėl palaikot pedofiliją? Atsakyk. Jisai filmuoja. Kodėl palaikai pedofiliją? Kodėl palaikai pedofiliją? Kodėl vaikus vežat į bažnyčią pedofilam į rankas? Kodėl? Pedofilija! Visuomenės pozicija lyčiai neutralios civilinės sąjungos įstatymo projekto atžvilgiu fiksuojama auganti nepritarimų jam. Atsakyk, kodėl vaikus vedat į pedofiliją? Kodėl vaikus kunigam atiduodat pedofilam, kurie tvirkina vaikus? Civilinės sąjungos įstatymų augimo tendencija ypač ryški tarp jaunimo iki 29 amžiaus. Pedofilai! The results of the Free Society Institute study confirmed the negative position of the Lithuanian public towards the draft law on gender rules of 17. A growing trend of disapproval of this up to 73% total disapproval including most prominent. The trend of significant growth of disapproval of the Lithuanian law. Tai kaip matote, yra kokia įdomi situacija. Kas nors, kas pasakys, kad čia buvo normalus padaras žmogus, o ne kažkoks šikninis žinduolis, tai duosiu kepurę prišikti tam
Kitas dalykas, kur policininkai? Kažkoks pidaras atėjęs, išsigimėlis, iškrypėlis, pidaras atėjęs, priekabiauja, užpuolinėja žmonės ir policininkai nieko. Viskas ok. Aišku, čia irgi gali būti spektaklio dalis, bet iš esmės mes turim faktą. Vėlgi mes kalbam apie faktą, kurį matome. Tai kaip čia taip dabar? Dar vienas įrodymas, jog pidarams viskas galima Vilniuje. Gal pats laikas atėjo, matome, kokia tolerancija šitas pidaras atėjęs demonstruoja kitokių žmonių atžvilgių, nes kažkada buvom, žinot, kaip sakydom, kažkada buvo normalūs ir kitokie, o dabar yra pidarai ir kitokie. Tai šitie pidarai demonstruoja ir rėkia, jog jie tolerancija, jog už lygias teisės. Kur, blėt, lygios teisės? Aš jau atsiprašau, aišku, kad keikiuos, bet kur čia lygios teisės? Kur jų tolerancija? Gal davai paimkim ir pademonstruokim adekvačią tokią proporcingą toleranciją atgal šitiems tolerantiškiams geidžiams. Ar ne taip manot? Tai pamastymui, nes jau laikas, манau. Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Опа! Это штамм на разводе, бодричком кричит, пацанчик на хип-хопе, ёп! Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Опа! Это штамм на разводе, бодричком кричит, пацанчик на хип-хопе, ёп! Я ебал в рот всех этих мразей, здесь я выебу в жопу без всякой мази. Не открывай пасти, нахуй, если нет масти. Меня зовут Сява, ебать мой хуй, здрасте. Был еще один кидало, помню гниду. Я выкупил барыгу, но не подал виду. Этот высерок решил, что может выебать мой мозг. Я кинул это тело в кипящий с говном босс. Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Опа! Это штамм на разводе, бодричком кричит, пацанчик на хип-хопе, ёп! Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Опа! Это штамм на разводе. Čia matėme didžiausią tolerancijos išraišką iš pidarastų. Tai tiek, gero vakaro visiems.